Kitai improvizacijai tiesiog aš išeisiu už durų, nepatenkintas pirkėjas. Kirilas paprašys kažkokį daiktą ir pratęs papasakoti, kas bus. Tai dabar paplom išeinančiam Audriui. Iš jūsų reikės vieno daikto. Realaus apčiuopiamo, tai gali būti bet kas. Čia tas ir yra, ne? Tas mažiausias, tai didžiausias tai yra. Gerai, tai čia yra komutatorius, ne? Čia pirmą kartą gyvenimą laikau rankose. Įdomu. Ką? Aha. Tai va, yra brokas, ne? Bet Audrius bus nepatenkintas pirkėjas. Ir jisai bus žmogus, kuris ateis į parduotuvę grąžinti daiktą. Mums reikia sugalvoti, kodėl jis tą daiktą grąžina, kuom šitas daiktas jam nepatinka, kuom netikusi prekė. Ir tai dirba. Atsilupus etiketė, čia super, bet jisai atspės iš karto. Spalva irgi atspės, tik kažkokio keisto tokio, netikėto reiškia. Gali būti ne pagal funkciją. Ne A klasės. Ne A klasė, o dar sumažėjęs greitis. Kaip sakot? 13 sportas neveikia. 13 sportas neveikia, bet čia irgi susiję, bet kažkoks iš jis gali būti nesusijęs. Barška. Kaista. Kaista. Nelaiko MPLS-o. MPLS-o. Bet jeigu nesusijęs su technologija, žaidimai neveikia. Neskanus. Neskanus. Gerai, gal neskanus. Kišenė netelpa. Kišenė netelpa, gerai. Gal visai nieko. Gerai, taip, pakviesti Pavadinimas nepadoriai skamba. Super, bet man atrodo gerai yra kišenė netelpa. Taip, paplokim Audriui, va, pasitikim. Jisai skylių ne tiek turi, kiek čia turėtų būti, va. Kiek čia yra? 28. Bet matote, čia yra nemėgantis komutatorius, o nemėgančiam komutatoriui... Tai gerai, jeigu nėra žadintuvo, jeigu nemėgantis o žadintuvo, tai nėra. Nėra žadintuvo, bet čia, žinokite, žadintuvas yra numatytas sekančioj laidoj. Sakykite, kas jums iš tikrųjų nepatinka? Kas man nepatinka, todėl kad jisai skęsta. Įdėti į vandenį ir skęsta, o aš noriu, kad būtų neskęsta. Teisingai, bet suprantate, taigi čia nėra plaukiojimo lenta kažkokia, kad tai neskęstų. Čia netgi, suprantate, ir parametrai kitokie. Gerai, mano tiesiog vaikai norėjo, sakau, aš irgi, sakau, ne, čiagi neplaukiojimo lenta, aš irgi taip pasakiau vaikams. Čia vaikų buvo iškiksas. Jisai šiaip jis kvapą kažkokį skleidžia. Skleidžia kažkokį pakankamai keistą specifinį kvapą. Taip, čia yra komutatorius su kvapalais. Serge Luten, prancūziški kvapalai, jie specifiniai, yra ekskliuzyviniai. Tai gerai, jau ką tai aš dar čia primokėjau dar plius už tą kvapą, tai gerai, kad skleidžia puikų kvapą. Taip, primokėjote, bet suprantate, jūs sakėte, vaikų turite, tai dažnai su vaikais einat pasivaikščioti? Taip, su vaikais mes praleidžiam kiekvieną savaitgalį ir pavyzdžiui, jisai kaip duštadis yra. Ne tai ir dušta. Taip, nereikia komutatorių skėti. O kodėl sakykite, gerai, bet jeigu, pavyzdžiui, meti ir duštą, tai reiškia krenta iš rankų jų. Taip, jis yra krenta iš rankų, kiek slidus. Jisai slidus. Taip, paėmė slidus jis yra. Taip, bet sakykite, kiek jūs turite vaikų? 3. 3. 2 mergytės ir 1 berniukas jau vyresnis. Taip, bet jie labai mėgsta, kai jūs juos ant rankų pasiėmė. Taip, jį paėmė ant rankų, o jį paėmė ant rankų ir jis užmiega, užsiliuliuoja, nebeveikia. Taigi jisai nemėgantis, jisai iš tikrųjų... Tai jisai nėra mėgantis. Taip, o tai sakykite, patogu jums vaikščioti su vaikais ant rankų ir dar... Labai patogu ir su juo, ir čia, kaip sako, kas čia tavo, 4. vaikas? Taip, teisingai, bet tas 4. vaikas nuolat krenta jums iš rankų. Taip, jisai krenta iš rankų, aš jo niekaip nenulaikau, sunkus labai. Taip, o tai gerai, nenulaikot. Lengvas labai. Lengvas, tai labai gerai, kad lengvas. Lengvas nupučia vėjas, ne žur nupučia vėjas. Taip, nupučia vėjas, tai jisai lengvas yra kaip pukelis. Klausykit, iš vis įkišot jūs mane įtikusią prekę ir dabar dar čia skripinėjate aplink mane. Nieko mes neįkišom, tame reikalas, kad jisai neįsikišo. Tai va, tame reikalas, kad jisai yra nekišlus. Jeigu nekišlus, o jūs sakykite, kai su vaikais einat, tai jūs minėjote, žvejot mėgstat. O kas yra žvejų svarbiausia rūbose? Žvejausia rūbose botai yra. Botai, kad tikrisam. Ko jūs juokit iš manęs? Aš nesiekiu iš Kas jūs juokinga? Aš tiesiog esu geros nuotaikos labai. Taip, o jisai, vat...
Su vaikais, kai einu pasivaikščioti, tai yra labai blogai, nes vaikai iš manęs labai mėgsta žaisti su juo. Taip, ir jum, aš kaip supratau, jie mėgsta žaisti, bet jum šiaip minėjo kaimynai, reiškia, kad visą laiką krentant komutatoriai ir daiktai iš rankų, nes neturite rankų, reiškia. Taip, neturiu rankų, nes rankose prilimpa prie rankos. Prilimpa prie rankos. Kaip paimu ir nebeturiu tada rankų. Kaip šitą lakit nelabai supratau. Paimat ir rankų nebeturit. Ir krenta, pastoviai vaikščia su vaikais krenta. Kai krenta, tai tada iš karto atkreipia dėmesį, atkreipiantis dėmesį labai. Atkreiptis, epatažinis, reiškia. Epatažinis. Epatažinis, o sakykite, pavyzdžiui, jeigu vat, jūs einate su vaikais, ar ne? Taip. Tai dažniausiai į kokį kišenį jūs mobilų įsidedat? Į šitą kaip ir visi. O į kurią kišenę įsidedat? O šito į kišenę neįsidėsi. Teisingai. Neįsidėsi į kišenę. Tai gerai, tai paplok Audriui.